Na ir kągi, sveiki, žvejai ir nežvejai. Atvariau prie skirvytės pabandyti sazaniuką pagauti. Jo, komentarus nėra tų sazaniukų dabar. Geriausia vasarėlė. Nu, bet pažiūrėkime į orus. Kokie yra, taip ir žuvis. Nors karvosus trauka. Miškelis ten ir pilnumoj užimtas. Ten toliau miškelė nesimato, bet ten ir pilna mašinų ir visi sėdi tenai. Betonki praktiškai yra tušti. Va, tada, tuščia. O kai kim sezoną, tada būn betonki tikrai netoki. Būn pilna žvejų. Tai tiesiog, kon, reik pamėginti. Nepabandys nežinos, sunku aišku su to sezonas bus. Bet nebandys nežinos. Ryto liktai geresnį tondėjim praneš. Į dabar čia 8:30 vakarą. Saulutė biški čia išlydo, tas debesis pragainio, eina bau nekuoki, šalta, lėja. Bet čia kol atvažiavau, dabar tik įsikūriau, tai visai niektas suriuks, ryto praneš geresnį. Tai pabandysim. Prasimaišysim pašariuką. Aš čia šį kartų belekondrėlę iš perną kokių buvo. Dar spintuotų, kai pasimėjau, Big Carp. Gerai aš Big Carp. Pažiūrėsim. Bigas mol. Ar išves koks nors. Nu, da maišiausiu šaltas vanduo. Nes iš tikrųjų da jaučia šaltas nusitebė. Tai jaučia labiau pavasariaus skirts. Bet su toik vasar tiksi dabar. Tai prasimaišysim pašarioką. Ir pabandysim. Dabar čia tep ant sleikų užmečiau. Na ir aš gal pabandysiu. Vakaras, nežinau, kiek aš perną esu bandys. Tai vakarė aš nesu tokių laikų jau sazan pagavęs, nekibėm matį. Man kažkap sazans nuryta ir iki peitų labiau. Na ir šiandien labai nesistengsiu čia tuo sazan pagauti. O bandysiu gal irgi. Ant sleikų tiesiog gal karuosiką kokį ištraukti, kad kažkokį šiek gyvybę pasižiūrėti. Na, aišku, ten karuos čia labiau ten link miškelio nei. Nu, vasar reikia. Kas čia ir po 10 valandikį jau sėdu. Šalta. Patrot, nu, aišku, tai da čia saulėkį biškį išlyn. Nu, tik vės toks šaltoks. Ir turi karuosą kibimą ir apie puskilinį karusioką dasitraukiau. Ir čia į tus maurus ant manai maujoj. Ir atsikabėn. Tai kontai čia žvėja, tai profesionala čia mėn. Neišvalė mums nors veit, nors tik naudos būtų. Na skubėk. Ko tu čia turi? Ungurį. Afigėti. Nu jo. Nu, gražuolį, kas ten dabar? Ką? Tašė? Suvalgyti. Negal į tašę. Negal į tašę filmuoju. Sakyk, ką paleisi. Aišku, paleisiu. Vakarienė. 12 valandą. Dabar matos. Nenorėjau rodyti iš karto. Na tai va, rytas jau. Skėlėm gana anksti, nebuvo nei 5. Ir jokio vėjo visiškas štiliuks buvo, nors vakar naktį, kai nuėjom miegoti apie 1 valandą, dar tebėjau šitropniai. Dabar jau ir beveik 6:30. Tai čia gerą valandą pažvejojau su sliekais, naktiniais sliekais, bet nieka. Na, pavyko sugauti, o dabar jau perėsim grinai ant sazaną. Vieną meškerį jau pasiruošiau, užmečiau, dabar kitą reiks susirišti sistemėlę.
Kas reikia? Taip, 10 cm. Taip, čia rišma prie pagrindinio valo. Užsidedu čia stoperioką. Jo, užsidėjau. Stoperį tai nusimėjau. Nu, tas jau dievams. Net neprek daryti, jeigu uždėdinėjat stoperį, tai reik atsiminti, kad reik visą pirm proskilut prasiverti. Ir tik tada nutraukti. Tiesiog ant zilk susimausiu čiton. Prieno prisiseksiu širiklelį. Dės 90 gramų. Nu, čia tai panašia. Tai kas žvejojus, tai 80, 100, 120 kars netrek. Tas rūvė nežinuos, kiekvieną kartą čia būn skirtinga. Tada gera, kad sazanam nerek čia tolimų tų atstumų mesti. Per 20-30 metrų žvejojam. Tai aišku, tas rūvė tik neneš. Sazanus mes čia bandom iškuoti netoliai parandės. O ta parandė, aišku, dar priklauso nuo veitas. Čia to veito aš jau esu žvejojęs ir pagavęs. Ir daugmaž žinau atstumą. Ta parandė šitą įvairią ant tos kirvytė. 18 metrų galbūt, 20, 22, 25. Skirtingos veitos kažkaip skirtinga ant čia. Būn. Tai gal aišku pasitikrinti. Bet išakeis. Tokį sistemik susirišau. Čia va širiklikė. Anas lonkios. Čia užkabinsiu. Kažkas kažkonsak trauk, bet gan lengvu, kad trauk. Nepanašu, kad sazan. Čia užsikabinsim pavadėlį. Kur aš man nepasidėjau. Va. Rešu. Nerešu. Niekas čia neberešu. Anksčiau rašydavau šitus pavadėlius. Ant zilkų. Dabar nieko neberaišiu. Pasiėm gatavą. 8 numer kabliuką, 10 numer kabliuką, nes dabar esu perėjęs žvejoti ant plauk sistemas. Kai žvejodavau ne ant plauko sistemas, pats rišdavau pavadėlius. Ir pasirinkdavau kabliukus, nu ir smulkesnius kabliukus tada naudodavau. Tai va, tokį sistemikį. Nu, panašiai kaip inlines, bet aš gal vadinti nebent artline. A vakar karuose buvau ant karuosų kileriausia sugavęs, kad ras gyvatin žolės atsikabint. Čia irgi tokį hibridą buvau susikūręs. Pliam, čia tas karabinuks. Ne, kažkur reikia iškot geresnį. Labai jau manks sazanov atrodo. Taip, ant vienos meškerės dedu 2 kukurūzus, kas yra visiška klasika. Ne, dedu. Nėra. Ten palikau. Vėtų. Tik to. Kas įda svarbus momentėlis. Į pašarą reikia nepaspūsti. Kukurūzų berti drosę, čia jau esu subėsim. Ir dar kukurūzų nebus per daug. Nepamaiša. Kukurūzelė. Nu, čia daug aš įdedu. Nes ir eina meškervės laik žvejai ant tas vadinamas klasikas.
Du kukurūziuką. Nupernas perėjai žvejoti omplauką sistemas. Užtempam porą kukurūzčiukų ir uždėti stuperiuką, kad nei taip lengva nenulieptų. Pirmsį kažką pamačiau visais tais makarais, tai galvoju, ką čia per nesąmonė, kokį velnį, čia reikia dėti, ką man reikalingi. Nu, bet benų palaidžius, tu supranti, kada tada įsiaiškinti, ką man reikalingi. Kad nenuliektų kukurūzą taip greta. Turėjom maždaug taip, sistemelį tokį, pašarioką ir esmą į vandenį. Po kitos meškerės dėsiam nebe klasikėlį, ne kukurūzus, o dėsiam vis dėlto tas naujovis reikia bandyti. Perną išbandžiau, šiaip negaudavom tų visokių, nes, škarpio aplamą nežvejoju, apart vat skirvytės sazanus. Tokius perną pabandžiau, tutti frutti, strawberries, pineapple. Pačiu maišyt visokių. Nu ir iš tikrųjų, pagalvojau 8 sazaną, pakol kas savo didžiausią sazaną, 3,5 kg. Es baisi didesnių pasikirts pasitaims iki pakrontis, bet išsikeltina išsikėliau, nepasvėriau ir svoriu negau pasakyti, bet kad didesnė buvau, faktas. Tai pabandysiu, o vakar dar nusipirkau pirkti panašius tokiai citrus. Ta pailgesnį, čia tokie man medaus statinėlį, šiandien vadin. Nu tas ir kokonėlis kažkoks. Tai taip, bet laikai mešker dabar dedu su visokias tokias nesąmonėm, o kiek mešker su klasikel 2 kukurūziuką. Pragražiam skilutį. Tai čia lengva prasigraž, beveik be gruštelčių. Taip kažko pradurti. Bet tai boilė visokiai. Karpinė, pabandys, tai ten iš tikrųjų jau reikia grįžti su tau grušteliu. Tai kažkokia ir kvepi tu kažko, nukvepi, iš tikrųjų kvepi. Kažkiek čia tim karpiam tai kvapa reikalingi, man rodos, kad čia mums žvejams anei tai kvapa reikalingi labiau, kvapa spalvas, nu bet tai tuo. Taip sakai, jeigu tiki, o dabar aš jau tą medaus statinėlį tiku. Nu ir galvokiam, kad tas klopsis kuonis, anims čia kažkuom lem. Turim tik reikalą, dedam pašarioką ir žiūrką, aš čia užsižaidžiau. Kažką iš rytus tos. Tai pabandžiau karos pagauti iš žiūrką, čia vėliau bestartaus, 7 valandų, na bet jeigu kips, tai kips, ne čia. Jei nekips, tai nekips. Tai buvo, kaip minėjau, nesu aš karpininkas, neturiu aš nei karpinkutų, žvejoju aš su fiderės. Tai veins fideriuks yra mona, o čia jau senų laikėlių, bet laiką, nežinau, kad bitutį, kiek konsikaršių išlopsi čia. Ujujuj. Tuos kirvytė, fideriuks Mikada 3,90 m, 150 g užmetams. Galūnėlį liauna, kas man patinka. Tai, idealus, teik metams čia man laikst stavuo. 10 metų aš šiandien jau kapturiu. Tai nežinau. Ir vat. O kietą kuotą turiu irgi fiderį. Irgi 3,90 m. Bet čia jau napa.
Ir uncy ir užmetėm 180 gramų. Jau uncy nebetuok liauna galūnėlį. Nebetuok liaunas, uncy biškai kitesnis, rimtesnis. Nu ir valandėkį jau kaip aš čia laidau. Te permetinėjau kas 10 minučių. Ir pakol kas rezultatėlis nieka. Neturėjau nei kibimoką. Ten mat tolumoj turėjai sazaniokai kabėnis, bet dasitempi iki žulių ir kažką perėtėm per ket meškirinam ir atsikabėna. Tai nelaba daug bandančių tų sazanų, o ten miškelė yra pelna, kad žvejo karuosus. Nu ir pagaudant tų karuosų. Gal reiks nuėt vėliau pašnekinti, pažiūrėti, kokie ten tai rezultatai, kiek ten tų karuos pagaun, kas ten per didė. 10 valandėlė jau ir liūdesiukas. Šiandien diuriukas aišku gražus, fains, bet tai tokiai kontrastą, nu nėra žuvimi gera. Nes jeigu vakar net vidurį dienos turbūt nebuvo 15 laipsnių šilumos, lytus vės, o šiandien va 10 valandėlį jau gali degintys po maikėlis ir jau beveik norėtų būti po šortukų. O žuvim, matyt, tas nelabai patinka. Не знаю, что-то борзый карась. Не знаю. Nu, gal kažkas rimčiau? Карась. Карасик. Не, сазанчик вроде. Сазанчик вроде. Сазан. О, ну тут совсем маленький. Такого, да, еще я здесь не видел такого. Ну все, я карпа поймал, можно ехать домой. Такого маленького еще не видел. Ну вот, есть карпы. Tai buvo, jau pro šalį galvoju paklausinės kaip čia karos akim. Žiūriu trauk. Galvoju, kad karos. Pasirodė sazanioks, bet toks mažiks, kad tuokda iš vis čia netiek matyti. Nu jau ir miškelį atsilaisvin veitų. Matomai netei karosą šiandien. Per aktyviausia nekimba. Nu, bet karosų nors menkėt pagauna. Kas gauda ant sliekų. Vat. Iš viso kibėjimą dar nemačiau. Ir ne faktas, kad pamatysiu. Bet dar pabandysiu pabūti. Jo, čia vakar visur užimta. Šiandien jau čia tuščia. Ten žvejoja. Jau irgi tai karosininką išsiskirstan. Čia viens dabar kaip tik nauja ateis, bet su sazanu. Sako, šį metą jau 3 kartą, bet dar sazaną nėra sugavęs. Skau, tai karosą bent jau matė, sakė, jo, turėjai prigaudint, kur išėjo iš tas veids. Skau, didelį tai bent jau karosą. Tai, sakė, labiau tokiai delninė. Nu, vienskėlis tik didesnis. Tai ir su tas karosas čia. Nu, bet su karosas vis tiek bent kibėjimo gali apturėti. Why you always in the mood? I'm acting brand new. I ain't trying to tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. O judesiuko nau. Va, tuščia. Tuščia šitas vitelis. O jeigu keptusas, čia nors tikrai nebūtų tuštis. Atikėkite. Tai, taip, nu aišku,
pernai, nu čia irgi seniau pakalbėjom. Pernai man te būdavo tokių vat rytų, kad nekepdavau. Sugalvodavau, kad 11, 12. Bet vis tik, kaip pirmas, tai jau tų kibėm vis tiek nors kelis turėsi, būsi matęs tų kibėm. Tai bandysim dar palaukti. 12 pirmas. Jeigu nieka, nu gal žinot, kito. Turbūt, kad šiam karteliu tiek. Ką žvejai? Nu, išduodu, aišku. Yra, taip. Atgyvatė. Kur tavo tas bėg? Tu, kad nuėjo. Ką? Nuėjo? Nuėjo. Nebėra? Abėra. Nu va, blė. Nu, gal net nakties. Blet! Taip, turėjau kibėjimą, bet matyt, nenori čia maitintis, buvo paėmis, buvo paskirtis, bet kokiks 5 sekundėlis pavyko palaikyti ir nalekanom. Nu, taip jam atbula dantim. Pertraukiau, nieko nenutraukęs, nieko, tiesiog neįsikirta ir neįsikabena. Ir teik. Ir ką nieks, ne jam. Vis tik vienas dalyks jam. Zlastis jam. Na ir kągi, baigiam žvejybėlę, liūdnokais veidais ir taigi, baigiam žvejybėlę, nebuvo jie sėkminga, nepavyko ką parodyti. Bet vis tiek ateis tą vasarą, nu reikia palaukti vis dėlto pastovesnių oriukų, kad nusistovėtų ir kad ateitų tą vasarą. Kad čia iš tikrųjų dar nėra, nors ir čia šiandien vat ir veina tą gražesnį dienėlį, bet čia artimiausias dainas vėl rodo ne kažką. Tai tas toks orų nepastovoms ir tas nečilems, taip ir netidaro dar sezonų sezoną. Manau, artimiausių laikų per porą savaičių vėl aš čia pasirodysiu. Ir vis tik tada jau mes pagausim tą sezoniok. Gausim kažkokių tai žinių, kada jau nors kažkiek jau juda. Vėl vyksim čia ir gaudysim. Ir kas nenori to praleisti, kada vėl tas sezoniukas čia gali skirvytė sezoniuko atsidaryti. Pasiekit kanalioką, paprenumeraukit ir žinosit aktualijas. Tų sezoniokų čia aš važiavau suda gaudyti ne kartą. Bet dabar smagiausia sulaukti to patį atidarimėlį, pradžios. Nors iki sezonų gal ir dar kažko nuvyksiu pažvėjuoti. Taigi, susitinkame kitose serijose. Sekit, stebėkit ir laukit naujienų. Nei žvyno, nei uodegėlės. Na jau dar, pabaigai, pabandysim atkasti senajam telefone keletą
nuotraukų iš praeitų metų, nors pažiūrėti iš vis, kaip tas sezonas atrodo.